Ar masažas turėtų tapti tokiu pat įpročiu kaip dantų valymas, net jeigu šiuo metu jaučiatės puikiai? Dažnai masažą prisimename tik tada, kai kūnas siunčia SOS signalus. Skauda nugarą, sukausto kaklą. Tačiau ar nevertėtų pagalvoti apie reguliarius masažo seansus kaip apie investiciją į savo ateities gerovę? Manoma, kad profilaktinis masažas gali padėti sumažinti raumenų įtampą, gerinti kraujotaką, net mažinti streso lygį. Tai potencialiai apsaugot nuo nemalonių pojūčių ateityje. Vertingas patarimas. Reguliarus masažas gali būti ne tik malonus, bet ir naudingas būdas palaikyti kūno harmoniją ir užkirsti kelią galimoms problemams. Ar sutinkate, kad profilaktinis masažas yra vertinga investicija į ilgalaikę sveikatą, net jei šiuo metu nieko neskauda? Kokia jūsų patirtis ar požiūris į tai?